centro atidarymo proga. Ir labai ačiū, kad susirinko muziejaus rėmėjai, draugai. Ir tie žmonės, kurie gerbė ir supranta muziejininkystę. Šiandieną jūs stovite naujai įrengtoj Duonos kelio ekspozicijoje. Aišku, dar čia kūrimosi stadijoje. Mes neturim pinigėlių, bet sugalvojo, kaip pigiau užsisukti. Mes čia planuojam padaryti savo jėgom ir savo lėšom tokį mini remontą, tiek, kiek mes galime. Ir dabar teorinę dalį apie duonos, grūdo kelią iki duonos, jums papasakos mūsų muziejininkė Birutė Gudeliauskė. Sveiki gyvi. Duona ne vėjo ateina. Jos iki stalo ilgas kelias. Nuo žirmenėlio, grūdo iki gardaus, kvapnaus duonos kepalo. Duona, duonelė, duonytė, duonukė, duonelytė. Kokiu tik tai mes vardų nesugalvojame šitam, va štai mūsų kasdieniniam patiekalui. Duona lydėjo ir lydi žmogų nuo pat lopščio iki paskutinių dienų. Ir sakoma, jeigu turi duonos, bado nebus. Taigi, nuo seno žmonės nepaprastai gerbė ir mylėjo duoną. Tačiau visi žinojo, kad duonos kelias iš tikrųjų yra labai ilgas ir sunkus. Apipinta daugybė pasakų, pasakojimų, tas duonos atėjimas iki mūsų. Ir aš, kad jums neprailgtų štai šitas buvimas šitoje mūsų edukacinėje klasėje, aš ir noriu papasakoti, pasekti, tiesiog paporinti vieną pasaką, kurią jūs, aš manau, iš vaikystės daugelis ir žinote. Ir pasakodama tą pasaką, aš ir papasakosiu apie tai, kaip kita mūsų duonelė atsiduria ant stalo. Pradžia bus čia, pabaiga tos pasakos bus jau ten, kitoje vietoje. Gal net ne pasakos ta pabaiga bus, o tiesiog papročių, tradicijų susijusių su duona. Taigi, sako, dirbo labai sunkiai valstietis laukuose, pavargo, pailso, atsisėdo ant ežios, įsitraukė iš tarbelės duonos kriaukšlę, valgo. Kur buvęs, kur nebuvęs, vienose pasakose velnės, kitose pasakose vilkas. Paimkim tegu vilkas, na, velnės tegu velnių ir lieka. Prisistatė vilkas, na, skani duonelė, gerai kvepia. Vilkas ir klausė, ką tu čia valgai? Artojas sako, nagi duona. Artojo dosnaus būta, davė jis ir vilkui duonos. Užėdė vilkas tos duonos, labai skani jam ta duonelė pasirodė. Jis ir sako, ir aš tokios noriu. Na, sako, nori, tai nori. O kaip ją galima padaryti tą duoną? Na, sako, jeigu paklausysi, aš tau pasakysiu. Taigi, ką pirmiausia reikia daryti? Artojas ir pasakoja, pirmiausia reikia žemelę suarti. Na, mes čia, va štai, žemė arti turime štai tokį plūgą, bet seniau jūs žinote, kad ardavo ne tokiais. Buvo ariama medinėm, tokiom žagrėm, po to jau šiek tiek, kai atsirado geležies, ją apkaustydavo geležim tą medį. Na, o paskui va štai tokį plūgą, o toliau jau turbūt nereikia ir pasakot, kokie tie padargai buvo. Bet štai toks jau turbūt daugelio atmintyje jis yra ir išlikęs. Na, o toliau vilkas sako, tai jau ir galiu valgyti tą duonelę. Ne, sako, negali, tada reikia va štai javus pasėti, tai yra dirvą suakėti. Suakėti dirvą, na taip, vat tų akėčių visokių ir medinių su geležiniais dantimis jau, buvo ir su mediniais dantimis, na ne visko mes turime, bet buvo ir tokių su geležiniais dantimis.
taip ir, o toliau jau sako, dabar jau, kai suakėjom, tai ir galiu ir valgyti, ne, tai sako, dargi ir grūdai nepasėti. Na, sako, reikia atsivežti grūdų, va štai, juos, sako, pasėti, o štai pasėti yra sėtuvė. Sėtuvė grūdų, o sėtuvė labai įvairios čia mūsų didelė, o būdavo ir pakabinamų ant peties. Ir štai eidavo ir sėdavo. Pasėti, sako, pasėjam, užakėjam. Ir toliau, sako, jau galiu valgyti tą duoną. Nu kur, sako, gali valgyti kitos duonos, dar sako, labai toli. Nu, kasgi toliau, sako, sudygsta želmenėliai, auga, sudygsta rudenį. Reikia labai žiūrėti paskiau, kol auga, kad vandenėlis ten jų neužlietų. Jeigu jau pradeda vandenėlis atsirasti, reikia griovelius iškasti, kad vandenėlis ten neišguldytų, tai yra neišrustų tie javai. Va tada, sako, ir toliau auginti, reikia labai atidžiai prižiūrėti javus, apeiti. Tada jau galiu valgyti, negali, sako, dar valgyti, reikia nupjauti. O vieną dalyką užmiršau, kad reikėjo prieš pasėjant ką padaryti.